paslaptis, kad Marius Paplauskas buvo jūsų pirmasis treneris. Taip, iš tikrųjų esu jam labai dėkinga už visą tai, kad jisai mane išmokė stalo tenisą ir tas žinias galiu dabar perduoti jauniems stalo tenisų mėgėjams. Mūsų ekranuose šiuo metu jau sportininkų, tai yra ilgiausiai lankančių stalo tenisininkų grupė ir čia finale susitiko dvi šalčininkų atstovės. Įtempta, iš tikrųjų, kova tarp šių merginų. Na, apskritai kalbant, ar matome šiame turnyre vaikų, kurie, na, galbūt ateityje džiugins Lietuvą skambiais laimėjimais, skambiomis pergalėmis? Manau, kad buvo turnyre daug jaunų, talentingų vaikų, gabių stalo teniso ir sieksime, kad stengsimės treniruotis, kad iš jų išaugtų aukšto meistriškumo sportininkai, bet viskas priklausys ne tik nuo mūsų norų, bet ir nuo tėvelių, kurie įkalbės gal kažkada tai tos vaikučius, kada jiem atsibos treniruotis ir nuo pačių vaikų, nuo jų darbštumo, nuo jų noro treniruotis. Na, iš tikrųjų, jeigu reikėtų vertinti, kiek talento reikia ir kiek darbo įdėti procentais, ar galėtumėte formulės sėkmės išvesti? Kažkas sakė, kad reikia, žodžiu, talento gali būti mažiau, daugiausiai lemia darbas. Na ir štai, apdovanojimai turnyro dalyviams, kaip ir minėjome, na, daug jų sulauks prizų. Ir štai, pradedančiųjų grupėje, Juras Kinkys užima pirmąją vietą, atvažiavęs iš Kauno. Pažengusių grupėje Edvin Andros iš Šalčininkų pirmoji vieta, Mantas Petrauskas Vilnius antroji ir Daumantas Kinkys iš Kauno trečioji vieta. Na ir sportininkų grupėje, kaip ir minėjome, dvi Šalčininkų atstovės pirmoje antroje vietoje ir Arina Balsytė iš Vilniaus trečioje. Na, dar pasižiūrėsime, kaip įteikime apdovanojimai, tačiau mūsų laida jau į pabaigą. Jelena, ačiū, kad atvykote ir, na, ko palinkėtumėte jauniesiems stalo tenisininkams? Jauniesiems stalo tenisininkams linkiu sėkmės, o visiems, kas nori pradėti žaisti šią sporto šaką, linkiu ateiti į stalo teniso salę, paimti raketę į rankas ir išbandyti šį žaidimą. Išties smagu, išties daug emocijų ir labai gerai sveikatai. Tai lauksim jūsų stalo teniso klube. Ačiū dar kartelį, na, o mes paliksime jūsų interviu su daugkartiniu Lietuvos stalo teniso čempionu Gintautu Juchna. Sakykit, kaip vertinat patį turnyrą? Vertinu labai teigiamai, kadangi tokių turnyrų vaikams trūksta. Tai pastebėjau stalo teniso šiais metais ir ne tik šiais metais atsidarė daug klubų ir trenerių kaip ir daugiau pradėjo dirbti ir kaip ir daugėja vaikų, kurie mokosi žaisti stalo tenisą. Ir jiems labai trūksta tokių varžybų, ypač tokių, kaip sakyt, vaikams, kurie pradeda metus žaisti ar antrus. Tai vertinu teigiamai. Na, vaikams tai tokia didelė šventė, galima sakyti, ar ne? Be abejo, vaikams didelė šventė ir ne tik didelė šventė, bet ir patyrimas kažkoks naujas. Pats daug metų žaidėte stalo tenisą, dabar perdodate patirtį kitiems. Negaila matyti jaunesnę kartą, nes nori pačiam prie stalo? Aš dar nemečiau stalo teniso, dar ir pats dalyvauju varžybose. Aišku, jau kaip ir laiko vis mažiau lieka pačiam sportuoti, bet vis tiek pasitreniruoju ir padaužau kamuoliuką. Tai va, taip kad dar dalyvauju, dar nepasitraukiau į video sportą. Tai va, nu bet tai tiesiog dabar jau antrus metus treniruoju vaikus. Atlydėjot į turnyrą savo atžalas, kokios nuotaikos kol kas? Nu, šiaip neblogos, tik tai labai sunku stebėti varžybas iš tikrųjų. Geriau nematyti, geriau kai grįžta namo, pasako rezultatą, o žiūrėti, ar dar teisėjaut, nu, per sunku. Nes tada emocijos verda labai. Kaip vertinate patį turnyrą? Šiaip labai šauniai. Nes iš tikrųjų šį kartą daug vaikų negu praeitą kartą buvo. Nu, iš vis, labai šitas klubas, man smagus, labai jisai gerai ir įrengtas, ir vaikai susirenka labai smagus, treneriai va labai geri. Iš tikrųjų labai smagu. Ir kiekvienas toks turnyras yra, nu kaip, vis tiek pliusas. Išmoksta tie vaikai ir laimėti, ir pralaimėti, ir gerai. Tiek vaikams šventė, galima sakyti, tiek ir, na, tobulėja be abejo greičiau negu treniruotėse, ar ne? Treniruotės, nu tai vis tiek jie žaidžia daugiau mažiau jau sužinomus. O čia atvažiuoja iš kitų miestų vaikai, viską tai yra tikrai gerai. Kaip tiesiog pradėjo žaisti stalo tenisą? Ar jūs paskatinot, ar buvo pačių vaikų iniciatyva, kad, na, sakytų, mama, noriu žaisti stalo tenisą? Nu, kažkada aš pati žaidžiau, bet labai nedaug, ten taip mėgėjiškai.
Ir kažkaip mokyklai buvo būrelis. Tai tada užsirašė, pradėjo žaisti, visai patiko, atsidarė šitas klubas, čia pradėjom, tai labai džiaugiamės. Tada jau Sūnėnas nužiūrėjo, nuklausė, kad žaidžiam šitas. Ir mažasis jau dabar 3 metai, jam dar tik tai, bet jau irgi užsidegęs, jau raketę turi, jau bando žaisti.